apie žemės ūkį ir transportą. Ne visiškai sutikčiau su Linos ta mintim, kad lietuviai myli mišką, lietuviai myli savo mišką. O daug labai to, kuris yra toliau, tai neįtin myli. Gerai, tai čia yra sudėtis dviejų ataskaitų, kurias pernai parašėm apie žemės ūkį ir transportą ir bandysiu esminius, kertinius dalykus papasakoti. Iš esmės tai, ką prieš 4 mėnesius pristačiau aplinkos ministerijai ir sakant, po truputį judam tą kryptimį, bet labai labai lėtai. Tai matytume, kad yra poreikis ir matome iš tos, sakykime, vien šių metų pradžia, kiek naujų temperatūros rekordų pateikė, serviravo. Sakyčiau, jau pribrendo laikas kalbėti apie klimato neutralumą anksčiau, gerokai anksčiau negu yra ES įsipareigojimai 2050, o kalbėti apie 2040 metais. Ir tai nebūtų, kad Lietuva čia išsišoka ir čia yra vienintelė. Ne. Yra jau nemažai valstybių, kurios tą nori daryti, tai ir Suomija, Austrija, Islandija, ir Švedija ir Vokietija irgi turi tam tikrus anksčiau. Tai manytume, kad reikėtų apie tai kalbėti. Tokį pasiūlymą kėlėm ir politikams ir nenorėjo jie prisirišti, bet vyriausybės plane atsirado, kad bandyti pasiekti anksčiau. Tai, sakykime, tokia nedidelė viltis kaip ir žyba. O pačios problematikos žemės ūkiu, tai tikrai yra daug ir teko per pastarąsias 2 savaitės susitikti su 3 žemės ūkio viceministrais. Visi pripažįsta, kad jo yra blogai, reikia keisti, bet nieks nenori inicijuoti tų pokyčių pačių. Tai tikrai matome dėl šezdo, ypač dėl metano, diazoto monoksido, ten su mineraliniam trąšom milžiniški kiekiai, amoniako išmetimai, dėl ko yra pradėtos pažeidimo procedūros prieš Lietuvą, dauguma vandens telkinių netitinka geros būklės ir pasižiūrėjus į žemėlapį, kur yra intensyviausia žemdirbystė, tai 1 ant 1, tai yra tos derlingiausios žemės, kur yra šiaurės vidurio Lietuvoje, tai ten visi tie paviršiniai vandens telkiniai yra labiausiai užteršti. Dar yra keliose vietose, kur irgi intensyvios, ten Suvalkijoje. Nematuojama pesticidų žala, kas irgi yra, sakykime, leidžiama juos naudoti ir tas poveikis, koks gali būti neigiamas, jisai reikšmingai atsiliepia ir tada matome visą tokį ekosisteminę žalą biologiniai, tai per kaimo paukščių populiacijos indeksą, kuris yra matuojamas ir kitas dalykas, kuris norėtųsi, kad būtų matuojamas kolegų entomologų, tai drugių populiacijos indeksą, kur iš esmės matosi, kad būtent už miesto ta biologinė įvairovė, jinai reikšmingai kenčia ir pesticidai yra turbūt viena iš tų esminių priežasčių. Ir kraštovaizdžio fragmentacija. Tai žaliasis kursas kaip ir žadėjo didelius pokyčius nuo ūkio iki stalo, kad 50% mažiau pesticidų, bet pas mus sako, jau ir taip mažai naudojam, nebegalim mažiau. 50% mažiau maistinių medžiagų praradimų, tai kas yra išplaunama, irgi argumentas, tai mes ir taip taupus, neberiam ko nereikia, bet neatsižvelgiama į tai, kad jeigu tą naudingą dar berti, tai vis tiek išsiplovimas didėja ir į tai visiškai neatsižvelgiama. 20% mažiau mineralinių trąšų, tai irgi kaip ir Kęstutis Navickas, nors ir nebuvo didelis gamtos draugas Žemės ūkio ministerijai, bet jisai jau turėjo įvedęs tam tikras ribas dėl mineralinių trąšų naudojimo, kurios atėjus Starkevičiui dingo, vadovaukitės gamintojų rekomendacijom, kas yra tikrai neadekvatu, nes nei ten jie atsižvelgia, koks yra dirvožėmis, kiek ten yra maistinių medžiagų, tiesiog pilkit tiek ir tiek, kas dažnai yra tikrai reikšmingai daugiau negu galėtų priimti tas dirvožėmis ir tie augalai. Mažiau antibiotikų, taip, kur irgi tos diskusijos neįtin yra Lietuvoje. Ir ekologinių ūkių 25%. Lietuvoje tas skaičius sukasi tarp 8 ir 9% jau turbūt arti 10-mečio ir nesikeičia ir pati Žemės ūkio ministerija, kaip ir pripažįsta, mes galbūt sieksim 15. Tai irgi, sakant, nėra tokio strateginio noro keisti sistemą, o tas pasikeistų labai reikšmingai, jeigu išmokos būtų, sakykime, tas santykis ekologiniam ūkiui ir chemizuotam ūkiui būtų skirtingas. Ir to priemonių situacijai matom tikrai nemažai.
jų yra, kaip sakykime, daug. Mes šitas identifikavom, bet aš išskirsiu šiandien tas, kurios ir aplinkos ministerijai kalbėjau, tai dirvožemio įstatymo būtinybė turėti, į žaliuosius pirkimus įtraukti ekologišką maistą ir trumpasias maisto grandinės, valstybės žemėje leisti tik ekologinį ūkininkavimą, didinti socialinių partnerių įtraukimą svarstant žemės ūkio politiką ES lygių ir čia yra tikrai susidariusi keista situacija, kur Žemės ūkio ministerija remia kaip sakykime, ūkininkus važiuoti į Briuselį ir lobinti prieš, sakykime, viešą interesą tą politiką. Tai, sakykime, pagrindas visas mūsų teisinės sistemos, tai yra, kad valstybė ir kiekvienas asmuo ir vykdantis ūkinę veiklą turi saugoti aplinką. Ir kaip ir neturėtume niokoti, bet tas leidžiama yra tam, daugumai tų terpių, vanduo, oras, miškai, biologinė įvairovė, jos yra kaip ir saugomos įstatymų, o dirvožėmis toks paliktas našlaitėlis visiškai nesaugomas. Yra vienam įstatymą paminėta, kad dirvožėmio būklė neturėtų blogėti, bet niekas niekada to netikrino, jokios atsakomybės už tai nėra, ir turime dirvožėmio situaciją, prastėjantį dirvožėmį. O dirvožėmį apsaugo tikrai ne viena ES šalis, čia galima išskirti Vokietiją, Austriją, Nyderlandus ir Bulgariją, tai Lietuvoje irgi pribrendo prieš 6 metus tokia iniciatyva Seime buvo turėti dirvožėmio apsaugą, bet nuplaukė, o vienas iš tos iniciatyvos autorių Pranckietis kaip tik pradėjo žiūrėti labai neigiamai į bet kokį, sakykime, nepalankų ūkininkams sprendimą, tai o kodėl tai dar svarbu ir tuo, kad valstybė yra didžiausias žemės ūkio savininkas Lietuvoje, nuomojantis apie 8% visos dirbamos žemės. Tai vien tokį kiekį pavertus ekologinių būtų milžiniškas poveikis, transformacija. Tai dirvožėmio įstatymo tikrai reikia, kol kas aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos pozicija, kad ateis iš ES dirvožėmio, kaip ten sakykime, monitoring to priežiūros, kaip sakykime, įstatymas, kuris tiesiog įpareigos stebėti jo būklę. Bet būklės stebėjimas tai nereiškia, kad mes kažkokių tai tikslų dar sieksime. Tai geriau negu nieko, bet tikrai nepakankamai. O tas kitas turbūt ateis po jau tikra apsauga, tikrai po dešimtmečio. Taip pat, mityba labai reikšmingai prisideda prie CO2 pėdsako. Čia turėjom prieš 3 ar 4 savaitės labai keistą iniciatyvą prisidegiančią po nevyriausybinių sektorium. Kaip ten vadinasi, galbūt kas nors prisimena? Kad laisvė rinktis, VŠI laisvė rinktis, kurią aš spėčiau, negaliu įrodyti, bet spėčiau finansuoja ūkiai. Sako, kad vartotojui turi būti leidžiama rinktis bet kokį maistą, neatsižvelgiant į tai, koks poveikis yra klimatui. Tikrai stebina, bet reikia turėti omeny, kad ateityje matysime ir daugiau verslo save pristatančio kaip nevyriausybinės organizacijos ir sakančios, kad pasirinkimas yra esminis dalykas. Nors tas pasirinkimas, jisai prisideda prie klimato kaitos ir sukuria žalą. O žalą reikia įvertinti ir tuomet tie pasirinkimai, aišku, tampa kitokie. Ir matome, kad kaip Danija padidino ekologinių ūkių skaičių. Įtraukė visur, kur yra, sakykime, biudžetinis maitinimas į tą visą, kaip sakant, valgyklų, maitinimo įstaigų meniu ekologinius produktus. Atsirado paklausa ir aišku, tie ūkiai steigėsi ir jų atsirado 70% daugiau per 8 metus. Galėtume ir mes tai padaryti, bet kažkaip tai labai riboti to didelio noro nėra. Kitas dalykas, tai galima būtų įtraukti ir atstumą. Tai nereiškia, kad visus maisto produktus galima apsirūpinti, bet kokių 50-60 km spindulių daugumą produktų tikrai galima rasti. Ir jeigu būtų toks reikalavimas, tai vietiniai ekologiniai ūkiai turėtų tą paklausą ir spręstume tų ekologinių ūkių trūkumą, jų galėtų atsirasti daugiau. Tai kaip minėjau, valstybinė žemė, tai nuoma iš valstybės yra 8%.
daugiau negu 175 tūkstančius hektarų nuomojasi iš valstybės ir dauguma iš jų yra ne ekologiniai ūkiai, o tiesiog tradiciškai chemizuoti. Tai valstybė leidžia ūkininkauti iš esmės kaip nori, o tai tikrai jau prioritetas. Čia pirmas transformacijos rodiklis, kaip būtų galima keisti, tai yra ta žemė, kurią nuomojasi iš valstybės, tikrai ją nuomotis tik tai ekologiniam ūkiui. Ir viskas. Ir ta situacija tikrai, manau, spręstusi. Ir pavyzdys yra tikrai, kas įkvėpė šitą klausimą kelti, kažkada tiesiog išgirdau, kad Prahos savivaldybė turėjo beveik 400 hektarų, kuriuos tiesiog išnuomojo tik tai ekologiniam ūkiams ir tikrai atsirado norinčių tą daryti. Tai yra mažyčiai skaičiai, mažas pavyzdys, bet jisai gali būti taikomas tikrai ir šalies mastu. Taip, tai valstybės žemės, taip, kad tik tai ekologiniam ūkininkavimui. Tai geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės ir valdymo reikalavimai, tai čia iš esmės visas pagrindas, kuo ūkininkai vadovaujasi, nes jie nori gauti išmokas. Ir būtent Žemės ūkio ministerija buvo prieš kelis metus 50 000, skėtiniam iki 60 000, dabar tas bendras biudžetas yra, mačiau teisės akto projektas, praeitą savaitę pasirodė, virš 300 000 bendra suma, tai neblogai yra, galima nuvažiuoti ten ne vieną ir ne du kartus ir ne vieną organizacijai, sudalyvauti diskusijose su Europos komisija ir lobuoti, kad būtų netokie griežti reikalavimai, aplinkosauga palaukime galbūt vėliau ir tiesiog užsiimti business as usual. Tai, kaip sakykime, manytume, kad balansų atstatyti, jeigu jau noras yra toks skirti, kad organizacijos iš Lietuvos važiuotų, tai tegu skiria subalansuotai ir organizacijom iš aplinkosaugos, kad būtų išklausytos visos pusės ir tuomet tie sprendimai priimami bus jie labiau subalansuoti. Dabar pereikim, šiaip su žemės ūkiu dar galima tikrai daug ką kalbėti, bet dėl laiko stokos pereikim prie transporto. Irgi transportas tai yra didžiausias šesdo šaltinis Lietuvoje. Ir tikrai jis nemažėja, auga. Kita dalis yra azoto oksidų išmetimai, dėl kurių yra pradėta pažeidimo procedūra ir tikėtina, aš manau, kad teks dėl to didelės baudas mokėti. Yra tokių ir smulkesnių, sakykime, problemų, kaip mikroplastikas iš padangų, triukšmas yra ypač miestuose ir triukšmas, sakykime, ilgojo laikotarpiu gali sukelti įvairių sveikatos sutrikimų, buveinių fragmentacija, žinoma, ten, kur yra keliai, geležinkelio infrastruktūra, jinai dalina buveinius. Ir, aišku, dabar siūloma pirmos kartos biodegalai kaip sprendimas, vartotojams kainuoja apie 200 milijonų per metus ir jie nueina toliau naudoti vidaus degimo variklį su visais tais išmetimais, azoto oksidais, vietoj to, kad ta suma galėtų nukeliauti elektrifikuojant transporto priemonės, tai kas iš esmės yra ateitis, kas visi sutinka ir netgi Europos Sąjungos tas tikslas nuo 2035 metų jau lengvų automobilių su vidaus degimo varikliu neturėtume turėti, tai kodėl mes remiam tą pramonę, kuri prisideda prie, sakykime, chemizuoto žemės ūkio, kaip tikrai milžiniški plotai yra vien kiek Lietuvai yra sunaudojama, tai yra arti 100 000 hektarų būtent auginti žaliavai pirmos kartos biodegalam. O jeigu mes įskaičiuotume į tai, kad 2/3 pagamintų tos pirmos kartos biodegalų yra eksportuojama, tai gauname apie 300 000 hektarų, kurie tarnauja biodegalų pramoniai. Ten žalio kurso tikslai yra, kaip sakykime, irgi man asmeniškai patinkantis, bet Lietuvoje tai yra, sakykime, sunkiai jie priimami, kad 30 milijonų nulinių išmetimų automobilių Europoje, tai reiškia, tai yra elektromobiliai arba varomi vandeniliu. Vandenilis tai tikrai yra ekonomiškai neatsiperkanti technologija transporte ir aš manau, kad jos nebus. Vilnius daro tikrai didelę klaidą, mesdamas pinigus į gamybą ir į 16 tų vandenilinių autobusų. 2 miestai iš to 100 yra planuojama, kad bus Lietuvoje, Tauragė ir Vilnius. Dėl Vilniaus aš labai abejoju ir ten labiau yra imitacija. Daugiau sparčiųjų traukinių eismo, pas mus tai tų sparčiųjų traukinių šiaip tai ir nėra, turbūt 0, tai jeigu 0 daugins iš 2, turėsit irgi 0. Kas tikrai turėtų keisti labai reikšmingai, tai iki 500 km suplanuotos kelionės, klimatui neutralios suplanuotos, tai reiškia, tai yra autobusai, traukiniai ir lėktuvai.
lėktuvų turbūt nelabai nepavykstų transformuoti, bet autobusai ir traukiniai turėtų būti klimatui neutralūs. Tai elektrifikacija vyksta traukinių, o su autobusais yra šiek tiek problemų. Tai tikrai irgi tų priemonių yra, tai kelsiu dėl viešojo sektoriaus elektrifikacijos ir pokyčių mokestinėje aplinkoje. Miestų irgi tikrai yra tų gerų, tai mažos taršos zonos, kurios Vilniui vėlgi yra labiau imitacinė, ten 3 gatvės ir jokio mokesčio, ir dėja mes turime Seime irgi iniciatyvą, kurioje sakoma alternatyvių degalų įstatyme, kad mažos taršos zonoje negalima niekaip riboti taršių transporto priemonių. Tai gaunasi kokia čia mažos taršos zona, kai, ta prasme, tiesiog edukacijai važiuojant, nežinau, kažkas prieis ir pasakys, tai liūdna situacija. Ir taip pat, sakykime, ką matau, dviračių infrastruktūras, parkavimo mokestis neįtikėtina, bet Vilniaus savivaldybė kelia, bet čia kelia grinai dėl ekonominių sumetimų, kad tiesiog paklausa parkavimo vietom yra labai didelė ir tiesiog sunku surasti vietą atvažiavus į miesto centrą. Čia ta tiesiog ekonominė logika vadovaujasi, kiek ne aplinkosauga. Na ir spūsčių mokestis, sakykime, jisai šiek tiek nuskambėjo garsiai mūsų keliamas, bet tai, kad dabartinė sakykime, miesto valdžia Vilniuje yra labai populistinė, tai tikrai nieks nelies, nors 2 eurai mokestį sugeba bent jau Göteborge 10% sumažinti piko metu, kas realiai leidžia išvengti tų ilgųjų kamščių ir jie labai sutrumpėja. Tai aš nežinau, ar čia yra, kaip sakant, didelis mokestis labai paveikiantis, bet skaičiavo ekonomistai ir Mačiulis, ir kiti, kad tai kainuoja apie 1,5% BVP, tai išverskim, tai milijardas, jeigu mes stovim 20-30 minučių kamštį. Tai elektrifikacija viešam sektoriui gali būti. Valstybinė miškų urėdija sugeba nusipirkti elektromobilių. Tai ne tik tai gali būti bloga, kartais gali ir gerų dalykų padaryti. O jeigu tinka miškininkui, tai iš esmės jau tinka bet kam. Tai ir turim tų šalių, kurios tikrai apriboja, jau ten lengvų automobilių su vidaus degimo varikliu nenusipirks. Norvegijoje nebėra viskas. Yra kitos transporto priemonės, kitų klasių, tai didesnės keleivinės, krovininės, kur dar galima, bet lengvosios nebėra. Viskas, tai yra išsisprendę. Kitos šalis kiek vėliau, bet tai galima, tai jau pilnai tos technologijos jau yra pažengusios, jas dar tą infrastruktūrą galima plėsti, ypač miestuose pasikrovimo, bet ateitis labai aiški. Ir yra, sakykime, problema galbūt su M3 ir man pačiam teko susidurti ir rašyti, sakykime, išvadą vienam teismui, yra tokia situacija Tauragėje, kur miesto autobusų parkas vietoj to, kad eitų į elektrifikaciją, jis nusprendė, turim dizelinius autobusus, pilsim Neste šitą kaip jis vadinasi, tą 100% HVO ir mes atitinkam, 100%, tai alternatyvieji. O tai, kad mes netgi jo negalime pilnumoje taikyti savo šalies atsinaujinančiam degalam, pamirštama. Tai nežinau, čia tas yra teismo procesas, kuris gali šiaip nulemti, ar Lietuvoje bus leidžiama miestams apsimetinėti su Neste, ar bus tiesiog išbraukta tokia galimybė. Tai tas teismo procesas vyksta. Tai tikrai labai įdomu ir labai tikiuosi, kad kiti miestai nelys į šitą dalyką ir elektrifikuos transporto priemonės. Oro keliavimas šitai pasintensyviausias ir aš manau, kad nepamatysime artimiausiu metu, nors yra šalis, kurios Vokietijoje jau kelis metus į bilieto kainą yra traukiama, priklausomai nuo atstumo, yra 3 kategorijos. Italijoje jau 13 metų veikia privatiems lėktuvams, jo keleiviams. Tai aš manau, bent jau privačių lėktuvų keliautojams tą galima pritaikyti. Ir tas būtų, sakykime, jau perspektyva ateičiai, kad bus pritaikoma ir visiems, kad už tą taršą, už ją reikia mokėti. Tai bent jau privatiems lėktuvams, jų keleiviams galima pritaikyti. Čia tikrai nėra didelių administracinių kaštų, bet sprendimas būtų sunkus, bent jau dabartiniam mūsų politika. Automobilių mokesčiai turbūt tas, kas galima surinkti labai didelius pinigų srautus gynybai. Tas buvo bandoma juos įvesti jau
ir praeitoje kadencijoje, bet priešinosi susisiekimo ministras ir daug populistinių partijų ir seniau buvo minčių, bet atsiranda būtinybė juos įvesti, nes Lietuva tampa viena iš tų kelių valstybių, kuri neįveda. O pavyzdžių įvestų, kaip kur turėti elektromobilį lyginant su vidaus degimo variklių skirtumas tikrai yra milžiniškas. Tai, sakykime, Danija labai reikšmingai išsiskiria iš jų. Ir tiek įmonėm, tiek individualiam privatiem asmenim, tiek fiziniam asmenim, tiek juridiniam asmenim. Tai tikrai pavyzdys, kuris man itin patinka ir kuris labai veikia, tai yra Nyderlandai ir jie tikrai turi labai aukštą, sakykime, eksponentiškai augantį, kur išimtis turi tik tai elektromobiliai ir hibridai. Ir tai hibridai ir tai dar kažkiek tai moka, o dizeliniai gauna dar papildomą antrą laiptelį, tai dėl to ten, pavyzdžiui, 2023 metais buvo 1 procentas, 1,1, 24 žiūrėjau mažiau negu 1 procentas, tai yra naujų registracijų dizeliniai automobiliai. Ir tikrai, tas išsisprendžia, kai yra toks tikrai labai reikšmingas augimas. Ir užregistruoti automobilį išmetantį 170 gramų CO2 dizelinį kainuoja 33 tūkstančius eurų. Tai viskas, ta prasme, nieks tikrai jo nepirks, kai jisai rinkoje kainuoja pusę tiek. O kitas, sakykime, toks nuosaikus, paprastas kasmetinis mokestis, airiai tokį turi, kuris irgi turi progresyvumo elementą, kuris Lietuvoje pasiūlytos nėra. Ir tas progresyvumas leidžia bent jau išstumti iš labiausiai taršių, kad gyventojai jų neturėtų. Vienas svarbus labai aspektas, kas yra kitose šalyse su kasmetiniais mokesčiais, jie taikomi nuo tam tikrų metų registracijos. Tai reiškia, jeigu tu tą automobilį turėjai prieš 5 metus registravęs, tai tau jis nekainuos, kol tu jo nepakeisi. Ir čia yra labai, sakykime, socialiai sąžiningas, nes dažnai būna, ypač provincijoje, ir taip pat ir mieste žmonių, kurie tą automobilį naudoja neintensyviai, nedaug, ir būtų neteisinga jį labai stipriai apmokestinti, bet jeigu tu jau pasikeitus įstatyminiai baziai keiti automobilį, tavo lūkesčiai jau yra, turi įtraukti tą pokytį. Ir tuomet galima tikėtis, sakykime, mažesnio pasipriešinimo iš visuomenės tam automobilio mokesčio įvedimui. Sakykime, paskutinis dalykas, kuris labai laukiamas, bet labai nesugebantis ateiti, tai e-tollingas, kuris gali labai paveikti tiek krovininius automobilius, kuris apmokestinama ne vinjetė ir tu važinėjai kiek nori, o tu moki už tiek, kiek tu nuvažiuoji. Ir jis apima infrastruktūrą, oro taršą, garso taršą ir CO2 išmetimus. Ir tada susiskaičiuoja, kad 1 kilometras nuvažiuoti su krovininiu automobiliu kainuoja nuo 15 iki 50 centų. Ir, išimtis, pavyzdžiui, čia yra Vokietijos pavyzdys, išimtis yra taikomas tik tai elektriniam sunkiai technikai. Ir tikrai priverčia tą, sakykime, sektorių elektrifikuotis. Ne visokie biometanai, kaip pas mus Lietuvoje norima, nes tie patys biometanai, jie reikšmingai azoto oksido išmetimų nesumažina ir toliau palieka tą vidaus degimo variklį, kur nusipirkęs tą transporto priemonę, tu norėsi ją eksploatuoti iki jos pabaigos, ar turi atsipirkti. Tai tokie, sakykime, ne visiškai tikslingi sprendimai Lietuvoje siūlomi, bet jeigu mes turėtume būtent tą e-tollingą, kuris išimtis duotų tik tai elektriniam transporto priemonėm, tai būtų reikšmingas rezultatas. Netgi būtų galima ateityje turėti tą patį e-tollingą ir fiziniam asmenim naudojantiems, irgi tą transformaciją skatintų, bet čia irgi diskusijos tolimoje perspektyvoje. Tai tokie, sakykime, mintis transporto ir žemės ūkio sektoriuje. Ir tai yra, sakykime, sudėtingi klausimai, kurie liečia kiekvieną, ypač transporto, nes dauguma čia turbūt atkeliavom vienu ar kitu būdu, ne savo kojom, ir tas ateityje tas palies mus. Tai tikrai mums reikia rasti tuos sprendimus, kurie leistų tvariai nukeliauti ir kas leistų transformaciją. Ačiū.